tavim kanalas visi savi. Lukas. Tautvydas. Ir šiandien mes esame Birštone. Keliausime Birštoną, jau atkeliavom. Visada. Ir štai mūsų kelionė, kaip atkeliavom čia. Visada mes tokius video darom, kaip pasisveikinimą. Gal pakeisim kažką, bet kol kas nesumastom, kaip dar pasisveikinimą padaryti. Na ką, mes esam autobusų stoty, ne geležinkelio. Važiuom į Birštoną. Beje, ten traukinys nevažiuoja, tai dabar važiuosime su autobusu. Einam ieškotis, pirkti bilietus. Pirkom bilietus, kainavo 8,60. Sėdėm laukiam, šeši brangiausias kokius bilietus. 2,9. Bilietus kokį buvom. Nu nieko, 8,60 dar nėra. Tai kas manai Birštoną važiuojam. Ten maždaug panašiai kaip Kauno kilometrų. Važiuosime apie valandą 50, turėtumėm. Vėlą, kad nestraukinį. Nu, bet vis tiek, vis tiek. Važiuoja traukiniai tenai. Na ką, mes jau važiuojam, nusipirkom bilietus, sėdom į vietą, dabar esame prie Virš Neries. gamyklos. Virš Neries, prie Šiluminės elektrinės esame. Jo. Važiuojame su Kauter, geras autobusas. Jo. Čia pasirodo netgi vietos specialios yra. Pas mus trauk 6. Atsisėdom, žmogus sako, čia jūsų vieta parašyta. Į tą vietą atsėdam. Na ką, 9 ryto, kamščiai, kaip visada. Dabar esam jau toli link draugų sukam. Čia žmonės stovi, tai jeigu dar jie neišlips nieks, tai duosim atsisėdę žmonėm. Jis tikriausiai kažkas trakus išlips. Učiutės nustovi, tai mes jauni taip mes pastovėsim. Milvokiai, Maksime. Jau trakai artėja vis. Dabar va, saulelė šviečia, geras oras. Atrodo, šiaip šito šalta. Jo, atrodo. Kasdienės apsirengėm, šilta, o patys sumaikėm sėdimės karštą varas. Jo, šilta. Šis įdomu, kiek satelikos. Kokie 7 gal. Kukurūzai. Esam Trakuose. Pastatis, tu įstosim. Pamenu, mes čia buvom. Keliavom. Trakai. Trakuose. Pusė žmonės sakė išėjo. Visi žmonės išėjo. Visi žmonės beveik išėjo. Laukai gražus, kur mes esam. Nežinau. Bet nedaug liko, aš manau. Graži ta Lietuva. Realiai debesis per kamerą gražiau atrodo negražiai. Jo. Būtent debesis. Arkliukai. Kur dar nuvažiuot Lietuvoje, kurią vietą? Jo, rašykit, tik ne per toliausiai. Jo. Šiaip šiuo metu mes surinkom rekordą. Surinkom 700 peržiūrų. Labai jums ačiū už tai. Varėnos. Jo. Kitas tikslas 1000 peržiūrų vieno video. Ačiū labai. Surinkom tikslą, buvo 500, tada 600, o dabar 700. Ačiū jums labai. Subscribekit, komentuokit, kur važiuotum toliau. Esame prie Štakliškių gimnazijos. Esame kažkokia mini kaime. Kas mokosi čia, rašykit komentarus. Sodybėlės čia, jau kaimas. Birštonas už mūsų yra, tai čia matosi, apsisuksim jo dabar. Jo, mes nuvažiuosim iš tų miestelį, žinai. Išlipsim čia ir tada apsisuksim, važiuosim toliau. Kokie gražus laukai, kokie gražus vaizdai. Norėtųsi tiesiog kažkur gamtoj pakeliaut. Labai gražus. O čia bazė kokia būtų kietai. Tokia vietovė ir laukai ir miškai. Labai faina. Kaišiadorys, 38. Kur esam kažkur mes buvom. Atvažiavom į kažkokį miestelį, neaišku. Dar gal porą, šiaip buvo 10 kilometrų likę. Jo, iki Birštono dabar kokie 7 gal bus. Nu tikrai dar nebus Birštonas. Atvykome į Birštoną, čia yra autobusų stotis. Eisim dabar gal į Kiuką, nu kaip visada. Kokį? Vytauką, dar kažką. Šiaip gražus miestelis, sutvarkyta, čia stotis, viskas sutvarkyta. Dabar einam į Kiuką. Vėliavėlės. Čia visur realiai pasivėjai ir visur buvo tos vėliavėlės miesto. Čia bandelį imsim. Tokia akcija, 3 paėmė. Na, kur dabar tas čia Vytautas? Įkiukas.
Žodžiu, nusprendėme paimti pienuką su barankom. Čia mūsų bus užkandis šiandienos. Kol kas keiščiausias gal. Štai vienas iš skaniausių. Nes šis skanu yra. Baronkos pienas skanu. Parašykit, kaip geriau baronkos su kefyru ar su pienu. Su kefyru ar su pienu, man su pienu. Jam su kefyru. Su pienu žymiai. Su pienu, jo. Aš labiau su pienu. Nusipirkom pienuką, baronkas įtautą ir dabar einame į Piliakalnį. Na ką, atėjom į bažnyčią. Graži bažnyčia. Dar pakeliu žem. Graži didelė. Atėjome į kažkokį tai parką. Čia nežinau, kas yra. Pliusas, tai kaip gal ligoninė, bet nepanašiai. Čia yra laidojimo namai. Čia laidojimo. Kažkas to. O čionai nežinau, kas. Ir va tenai toks geltonas pastatėlis. Ten ir yra tas šaltinis, man atrodo. Čia dar Ir teka. Va, nežinau. šrainė. Ne, Nemunas kartais. Parašykite komentarus. Radom Vytauto, kaip suprantat šitą. Mes nusipirkom butelį dar, ja. Dabar sužinosim. Sužinosim tiesą. Čia negali. Šitas nustepčiau. Kaip Vytautas. Čia Vytautas. Tas rimtai gazotas. Bet su tokiu metalu. Tai nesistiesi. Nefiltruotas. Nes jis yra tiesiai. Skanus? Toks Vytautas tas skanesnis. Bet Tai va. Bet šiaip visai, ja, toks sūrus, mineralinis, bet negazuotas. Paragavau, man tikrai nepatiko. Kažkokie Ne. metalą geri. Nu jo. Nu, man nepatiko. Bet jeigu Man pasiimt nepatiko. į butelį ir perfiltruot kažkaip, man ne. Kam? Jau gali tiek nusipirkti. Tu gali Nemokamai. filtrą pasidaryti šiaip. Nu, man nelabai. Kažkaip man nelabai skanu. Ir kas tenai, žiūrėk. Atrodo kaip tie. Kaip linkminiai kalnas. kalneliai. Jo, 5 eurų už tokią reikėjo sakyti, kad man mažiau metų, nes biškiai jau presaugiusiu skaitą. 5 eurų, čia visai dar normaliai. Tai manom, Tikiuosi, kad brangiau. gal ir naisim šiaip. Galbūt. Pavalgysim barankas, pienuką. Tokia, nu, negeriausia vieta, kur galima būtų pavalgyti, bet vis tiek. Užkąsim ir tada manau eisim ten. Bet aš nemanau, kad iš karto gal reiktų eiti. Paskui išeikit, apsivemsim. Tau čia nėra amerikietiškos. Nu jo. Čia, ta prasme, nėra ten 1000, nėra ten 100 km/h greičiai. Bet vis tiek bus faina, aš manau. Kai jau prisivalgiam, dabar gal nevažiuosim, nes dabar pilnas pilvas. Tai gal užlipsim į Piliakalnį, pasivaikščiosim biškį, prasivirškint, nes dabar su pilnu pilvu dar apsivemsim. Tak. Jau va, jau man jau nuo pilno visai bloga. Mane. Aš nežinau, kiek tu privalgiai. Nu, privalgiu normaliai. Porą baronkų. Irgi porą. Aš kokias 4. Va, čia Vytauto kalnas šiaip vadinasi. Taudas Vytautas istorikas. turėjo čia kažkokia tai... Kažkokia pilis buvo, aš nežinau ar ant šito kalno, bet kažkokia viršuno pilis. Viskas. Vytautas čia. Ką mes dabar kopsime? Į Latuks. Vytauto rezidencija buvo. Vytauto namai, Vytauto karalystė. Ne, čia negyveno gal, bet tiesiog. O iš kur tu žinai, gal gyveno kažkiek? Kiek girdėjau. Savaitę kokią. Jo. Atėjom į kalną, labai daug reikėjo lipti. Gražus Ir Nemunas. Nu, Nemunas. Praeitą kartą buvom Nery, dabar Nemunė. Bet tai čia Piliakalnį tokio dydžio pastatė žmonės. Aš neįsivaizduoju kaip. Patys kibirais nešė, aš tiesiog. Kur tik žemės. Iš kažkur. Nu tikrai nebuvo dabar fūrų, dabar eskavatorių krenų. Aš nežinau, čia yra spūdinga. Tokie Nu, užtrukti labai. jo. Gražu labai. Aš vat galiu va tų mašinų pasakyti numerius, dabar esam priekabas iš to. Čia taip toli yra. Čia yra va, jų pagrindintas miestas, bažnyčia. Gražu, bet pastatyti tokį čia yra. Įspūdinga. Ar vienas šimtas? Panašu šiaip, kad pilis tiltų ant čia. Čia visai mažai, bet vis tiek. Mini namelis, pavyzdžiui. Bazę pastatyčiau būtų. Faina. Kūno. Geram vaizdėm. Dabar vėl pradėjo lyt. Krapno. Praeitą kartą toks padebesis viršui buvo. Gal vėl saulė bus, o matosi. Per kelias minutės giedra pasidaro. Tikiuosi aš lamiesiu, nes aš protas. Ir sakiau, laimėjau. laimėjau. Per gražų. Važiuoja vėl, baigės lietus. Nu, bet kokie gražus debesis, pažiūrėk. Per kamerą taip kitaip atrodo. Žymiai, žiūri gražiai. Realybė tai viskas susilieja. Ar einam toliau? Aha. Kalnai miškas toksai.
rimtas, tokiam miške, vat, pastatyti bazę kokią, dar kažką būtų gerai. Na ką, šiam kažkokius laukus, čia buvo kalnas, šiam į laukus. Šiltas šiaip ant saulės labai. Tai jo, nes mes grinai ant saulės esam. Man atrodo, čia baršiai pavojingi labai. Kas? Arba čia ne šitie. Baršiai čia buvo, noriu pasakyti. Jo, pažiūrėk. Taip, pirmai. Realiai. Baršiai tai čia tokie augalai pavojingi, jūs Einam gal. sunka tokia, jeigu ant žaizdos. Dai, bandam? Ką? Testuot, kas bus. Juokauju. Ir jūs netesakėt. Bandam javų lauką. Oi. Jau tokiai sudžiūvę. Jau nukulti. Kombaino. Tokie malonu. O va čia va. Ragavom. Dar su grūdais, man atrodo. Pamenu, mes Sudžiūvę, kokie kaime grūdai. ragavom staudu. Išsikėpėm biškį šitos. Pakepė. Na, neskanu. Tiesiog miltai. Tiek šieno vakarviam. O kiek. Kodžiu įdėmi šitą pasivažinėt. Kritau aš biškį, ten kritau ant pagalių, ten slidu labai buvo. Taudas išsmigo į žemę, ten purvini batai. Be kelionių niekaip, aš dar kelnes išsipurvinau. Be kelionių niekaip. Be šitų. Ne kelionio įdomumo. Labai. Nes visada, kai mes keliavom kažkas ar su vandeniu, ten kaip nefilmuodam dar anksčiau ten kelionės. Su vandeniu skęsdavom, jo, ten būdavo reikalų. Gaila, kad nefilmuom. Pam bilietus. Važiuosim. Kol kas. Pradedam važiuoti. Gerai, dabar jau atlenkt. Klausai, kaip Nebuvo. Jo. Gerai. Gal kokias šiandien. Kas prasideda? Prasideda. Va dabar. Atlenk. Gerai, viskas. Va dabar. Patrauk. Prasideda. Gerai. Atlikai, tik viskas. Čia viskas. Pasivažinėjom, nu, man patiko, labai tam atrodo išlėks. Trumpas, bet jo, lėki ir atrodo reikia vairuoti. Bijom filmuoti, nes dar kamera išlėks, paskui ten problemų bus. Na, reikia Bet, laikyti. jo, taip atrodė jau prie pat jau lėkiam, jau Tai, va tai. man patiko. Ja, man reikia. Laiką. Vėl grįžom į lauką. Šiek tiek reikalų. Kažkur. Ja, Mes dabar einam link kaimo. po to. Reikalų šitiek atsirado, gal parodysim, ką veiksim. Jeigu pavyks, ką planuojam. Obuoliukai. Tiesiog vėliau į bokštą nueisim. Dabar einam tokį kaip kaimelį. Jam šitą leisi pastatas, nieko įdomus. Aš manau, nueisim. O, arkliukai. Arkliukai. Vienai toliau gamis. Aš vis artimės Birštone ir kažkiam kaime esam. Kažkokį keliuką išėjom. Nemunas, Vatinai. Čia barščių laukai. Tvirsta čia žiauriai yra. Čia grinai minus laukai tiesiog žmonėm. Jo, bet kažkaip vien, aš nežinau, nupjauti. Sudžiūvę? Ar nu, Iš tikrųjų. nulūžę. Kažkam kaime, ne Birštone. Einam ir vis prieinam. Kažkokių namų, kažko dar. Čia kioskas. Tvartas ten. Čia kioskas. Einam nusipirksim. Čia jau turbūt karvės laikė, nes mūsų žiūri kaip buvo. Įėjom į šitą pastatą. Neįsiviršėm. Tvartai. Pažiūrėjom. Čia buvo O, atidaryti. va tai va, buvo. Mes tiesiog atėjom čia. Tiesiog Įdomumo dėlė. prasižiūrėti dėl įdomumo. Čia karvės tikrai buvo. Va. Gal geriau. Dar ir žmogus ateis. Nes nieko nebuvo. Gali būt, kad... Tai žinau, bet kažką pagalvos ne to. Pasigirdo, kad kažkas... Avinai, nenorim. Atsiprašom, mes neįsilaužome savo dėl dūmų dėlį savo matėm avinus. Aviniukai, nu kaip gyvename. Įdomu.
jam įdomu. Geriau čia. Bijo, biškį, nenorim kąsti. Čia jau matas pats irgi nebijo. Mes užspėdimų matom vandens bokštą ir ten toli apžvalgos bokštą. Šigrinai yra realiai kaimas, mes matėm vis. Geras. Grįžtam, biškį pavalgėm aviečių, pasivaikščiom po kaimelį, dabar eisim į Birštono centrą, į miestą labiau, miestelį, kažką. Eisim dar į bokštą šitą apžvalgos, įlipsim. Pasėdam ant soliuko, dabar pažaisim Uno, pavalgysim sumuštinius. Ir tada keliausim tikriausiai... Arba įsimaudyti, ne, arba į bokštą. Nes ten kažkoks ežeriukas turėtų būti, bet Ten, neaišku. ten vis tiek pakeliui tas bokštas, bet realiai bokštas nebe Birštone. Ten gabaliukas iškirptas. Nu, sumuštinių žaidžiam Uno. Labai po daug kortų įsidalinom. Labai ilgai žaidžiam. Pavalgysim ir varysim. Dar va neparodėm, nusipirkam. Už kelionės. Nes mes dabar keliaujam po Lietuvą mini turą. Už kelionės. Jo. Gražiais vaizdais. Einam prie Nemuno. Tai koks atrodo gražus visai hotelis. Čia realiai va jų pagrindinė gatvė, mes dabar eisim tiesiog pagrindinę gatvę, ten ir ežeras bus ir stadionas, viskas čia bus. Čia vartas sanatorija. Sanatorijas turbūt, ne ką tai. Nežinau. Palyginkit Birštono šilumą su Vilniaus šilumą, parodom, kaip Vilniuje atrodo. Tvenkinuką. Čia yra smėlio futbolas. Nu, dar neteko tokio matyti. Nu, vartai, jo. Nemanau. Jeigu čia nemokamai, iš tikrųjų, jo. Čia. Normalu šiaip. Radam čia, pasimaudysim. Ten mokama. Čia visur, kur čia nemokamas. Bet Kaišiadorė buvo toks fainas. Vis dar dviejų turbūt neišėjo dar, kol žiūrėjau. Bet dabar čia Kaišiadorė buvo tokie faini. Jo, nu, čia irgi bus gerai, įsimaudysim. Įsimaudžiau, Taudas dabar kitą krantą plaukia. Vanduo šiaip visai geras, normalus, patiko man. Dabar pasimaudysim drabiškai, šiaip iš čia matosi bokštas, tai šiaip arti tas bokštas ir tai, va, pasimaudėm ir lekiam į bokštą. Išsimaudėm, apsirengėm ir keliaujam link bokšto. Liko Valandą. Biškai gal mažiau jau. Jo, tai galėjo greit nuvarom į bokštą ir lekiam namučio. Kaip tau patiko kelionė? Jo, tikrai... Kokia vieta? Sunku pasakyti. Nu, man netop, man Kaišiadorė patiko. Jo, man irgi patiko Kaišiadorė. Bet grinai dar geriausią dalyką ant šito. Paskutiniai vietai pasiliko. Pabaigoj. Jo. Radom bokštą, dabar esam Šaminio autostradai. Bokštas, va. Nežinau, matos, nesimato. Tai va, eisim dabar ten. Kiek jis metrų? Aukščio. 45. Aukščiausias apžvalgos bokštas Lietuvoje. Geras. 50? 5. Bet tai televizijos bokštas aukštesnis, ar ne? Taip. Nu tai ten tai irgi apžvalgos bokštas. Nu, tipo, apžvalgos bokštas toks. Nu ten irgi galima žiūrėti. Taip, bet ne apžvalgos. Supratom. Ir būtinai norim padėkoti už laikus, subscriberius. Ir rašykit, kas įdomiausia video ir, nu, tiesiog, Įdomiausias vietas. kokio tipo video įdomiausia žiūrėti. Ar kelionės, arba bazė. Mums asmeniškai, pavyzdžiui, kelionės patinka. O kaip Ir bazai, ir kelionės, taip pat. Ir ar jums patinka, kai būna ilgi video, ar geriau trumpesni, tiesiog Jo. rašykit savo nuomonę, mums jinai svarbi. Ačiū. Taip atrodo, va ten. Bokštas iš čia. Ir vėl teks lipt. Oi, šiandien jau tiek prislibam į Piliakalnį. Nu, užlipsim. Ką, atėjo. Dabar lipam, kur šiandien liko mums pusvalandis iki autobusą. Oi. Oi, gražuk. Bet ir ką veikti lipt. Ir. Oi. Oi. Nemunas. Ką, pagaliau mes. Viršų žiūri gražus. Labai gražu, va. Kokie horizontai, kokie miškai. Bijau. Didelis tikrai. Labai gražiai Nemunas. Įspūdingai atrodo. Užlipam į bokštą, va, už mūsų jis yra dabar. Dabar mums reikia užskubėti, dabar eisim greit į Norfą, arba į Max, nežinau, į parduotuvę. Kaip visada šokolado užbaigti kelionę. Aš tikiuosi spėsim. Spėsime.
Tai va, man patiko bokštas, labai gražus vaizdai. Jo, labai. Bus, čia matėt patys. Jo, Tai vat. horizontai, miškai. Nemunas. Ir mes lekiam. Spėjom ateit. Teko biški bėgti. Šiaip nelabai noriu šokolado, bet yra tradicija. Bėgom, liko 12 minučių, spėjom. Išpirkome šokoladą ir lekiame įsistoti. Iš karto lekiam. Vienas yra. 79 centai ir lekiame autobusą įstoti. Esame jau statį važiuojam namo. Na ką? Grįžom į savo rajoną. Jo, grįžom į Vilnių, atvažiavom, viskas gerai, lygtais buvo, užsukom dar į Trakus biškį, sustojom į parduotuvę, nuėjom, nusipirkom dar vyluto. Pakeliu, kai važiavom, buvo dar avarija, ten tokia nieko realiai rimto, kaip matėm. Nepavyko nufilmuoti. Pavyko, biškį yra kadrai, bet ten neaišku labai. Tai vat. Kokybė biškį prastesnė, nes skrojo kamerą, tai paskutinį kadrą filmuot. su mano telefonu reikėjo nufilmuoti. Jo, tai kokybė tikrai kris, nu bet čia vis tiek galas, jau net ten ne vidury video. Jeigu pažiūrėti iki galo, parašykit, labai dėkojam. Labai dar norim padėkoti už Varėnos peržiūras, nes mes kaip šiuo metu pažiūrėjom, ten vos 800, ten labai ačiū jums tikrai, nes tikslas 1000, tai Ir parašykit, galim. kuom taip patiko tas video, dėl ko taip pritraukė. Ir parašykit, ar patinka jums labiau ilgesni video, trumpesni. Ja, nes dabar, nu, rytoj, trečiadienis, ir to trečiadienis, tai rytoj turėtų išėti video, ten toks ilgesnis, ten ir parašykit. Jo, tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Tautvydas ir Lukas, kanalas Visi savi. Susitiksim kitame video. Kitoj kelionėj.